pusryčiausim ir keliausim. Tuo pačiu reikia vakarienę išsirinkti. Beetroot salad, Kas čia? burokėlių salotos, obuoliai su... Ką noriu obuolių su Vakar obuolius valgiau su kuo ten, morkom ir cinamonu. o vakar valgiau su tuo. Pasmešti cucumber salad, aš noriu cucumber. Davai, pasižiūrėsiu. Skanaus. Vaizdelis. Pusryčiaujant. Kalniukai. Irgi matosi, ten pasislėpė, po debesais dar. Gražu. Mūsų viešbutanas. Šalia kalnų. Keliaujam link Old Town. Senamiestis, kažkur ten reikės sukti. Kalnų papėdėje. Palmių alėja. Ta-da-da-dam. Ai, čia mes vežam kažką. Starый Grad, dar į priekį reikia keliauti. Iki mums reikia keliauti. Dabar einam iki Starый Grad, antai dar rodo į priekį keliauti. Paskui kažkoks kitas ir... Keliaujam link prie plaukėlės, kur čia visokios garsenybės laiko savo jachtelės. Turėtų būti ir įspūdingų čia jachtelių. Tokių yra po 200 metrų, sakė. Bet sakė, Tivatė yra tas pagrindinis, ar jeigu neklystu, kur prabangios jachtos. Čia yra ne. Čia yra... Jo, ten neprabangęs, testau. Viena. Čia. Ir kokia žuvis, štunkuojis gal koks. Kėlė, pilna. Na, čia panašių į pilną Klaipėdą tokių pristatyta. Ai, ne Klaipėdą tokių pristatyta. Debesyse gyvena žmonės. Nu, gražu. Prabangesnių jachtikių. Akvarius. Aha, neblogai atrodo čia. Graži. Išleista. Dūsy. Graži irgi. Keliaujam pažiūrėti, kasgi čia skalauja šitos krantus. Wow, čia ta turbūt gynybinė siena išlikusi. Vaizdelis. Jo, čia mus ir kažkokia gynybinė tvirtovė. Paplūdimys. Visai nieko paplūdimys. Aišku, akmenys. Tokia gynybinė siena. Napik Jūra, napik. Mirinėjom po senamiestį ir va tokie grožiai kybo. Bet čia tikrai yra. Kas čia žino, kas čia per augalas toks?
Žiedai atrodo kaip dirbtiniai atrodo. Eina savo. Noriu su mama pasidalinti tokiais. Senamiestis ar kas čia skaitos. Ir iš tokių kalkakmenio, iš ko čia visur ir padaryta. Bet augalai tokie įspūdingo grožio. Realybėje, aišku, dar įspūdingiau atrodo. Matai kaip... Nu, bet iš tikrųjų kaip gražu, aš nesitikėjau, kad čia tai bus gražu. Čia, žinok, yra tikra. O gal ir netikra. Ar tikra? Ne, tai aišku, kad tikra. Tai pažiūrėk ant tai einmėdis. Nu, jo. Ir čia, žiūrėk, visur yra tokias mažytas. Cerkvė Švento Ivano 17-20 amžiaus. Church of John Baptist. Jo, čia visur iš kalkmenio lyg tai padaryti visi tie. Jo, gražumą. Čia kažkoks milžiniškas pastatas. Eina savo ten, šiai atrodo. Nusikabaruoti čia į apačią visai norėtumės. Bet čia ir kokiai 4 metrų aukštis, gal didesnis. Nelabai ką čia be užsikabaruoti. Gal. Gal sėdimėm čia gal kveisti. Bet nejaugi neužsikabaruočiau. Aš neišmylis, bet labai žema. Čia aukščiau matos irgi kažkada būdavo matyti įrištis, gal ir galėtų užsikabaruoti, jeigu būtų šniurs, bet kadangi nuo dabar nėra, čia gali nebesugrįžti. Na tai, čia pasigražėti. Bangų mūša. Žiūriu, kon. Čia smaga aug. Žiūrėjimo. Galim žvakutę uždegti, bet iš kur tą žvakutę gauti? Keliaujam į mano gimtinę, Poetų skverelis. Pro klevą, pro rugius, kur mėlynas dangus, ankstyvą rytą, ir sutemoj, nedrąsus kaip vaikai, po daugiau metų jau tik tai namo. Kokia Poetų skverelis. Jo, čia gali tapti poetų. Paparacis. Iš kur tas paparacis? Kans ten mojoj, kans ten nor. Kako nor? Ai, kako? Jis rodo, kad nefotkink. Nu kako? Štai ir ji. Garsioji undinėlė pasičia tokia. Mama mylė, kontroliuoju, praeina. Pati pagrindinė.
A matei tą? Ne, kas, kur kažin buvo? O apie ką čia kalba? Mes turbūt nepraėjom. Gražu. O, ten nevidinam. Vėluoja. Aš katinų kolekciją pasirašiau. Neturės. Su visais malabakais. Kažką pagauna. Einam pažiūrėti. Žvejo širdis vis tiek veda prie... Здравствуйте. Uolų grožis. Nu, kad čia prisisloksnevę. Atrodo. Uolienose. Only film. Kiek čia metų atskalauta, kiek čia audrų atidirbėta. O, papa. Čia jau uolienos ir su augmenija. Pasaka. Pasakėlė. Vaizdukai. Visokių čia kavinukių. Dabar dar ne sezono metas. Bet gal ir gerai. Nes gali sau ramiai čia pravaikščiot. Turistų ir, bet ne tiek daug. Sezonui dar tik vyksta pasiruošimas. O mes galim savo laisvai paplūdimiais keliauti. Dar nieks nėra gultų užėmęs, o paskui gults kainuos gal 20 eurų. O gal ir daugiau. Nes kai kur sakė išvesti. Tu stresniuose paplūdimiuose 100 eurų. Gults kainuoja, bet gal kas ir deginas. Saulės šiandien nėra labai jau daug. Kol kas, bet ganėtinai šilta, 20 keli laipsniai. Užtenka tas šilumikės. O, kažkas bėg po kliučių ruožą. Jis gali išliekti su šlapias batas. Nepasveikstame mažai. Ja. Tik aš parėjau tik tuot. Gal mane mus darysi tam? Ar tie bangas? Šilo plus visai. Kudėl tie praėjo paprasta? Gal bišką priem. Bandom pramauti.
Ir iškalaujant, žiūrėt pramauti. Na šį kartą, sakykime, pasisekė. Ui! Į vandenį. Mogren 2. Viešbutis, ne viešbutis, restoranas. Paplūdimio restoranas, paplūdiminis. Vėtais. Šalia tokių vaizdų. Jo. Einam toliau uolienomis. Per kojas net ten. Uolienų masažėlis. Sakau, per kojas per batus. Kažkas alpinizmą bando, praktikuoja. Drin. Šiaip Artūrai mums gali reikėtų dar kažką įmanoma nueiti. Tada labai trumpas kelias, A tu įlipsi? ką? A tu įlipsi? Čia kažkoks jaučiu ir kelias. Ką? A patikrinti? Aš tai įlipsiu. Jeigu įlipsi, lipk. Nes mums rodo eiti per aplinkui. Nu tai lipk čia. Tarzankę čia padaryti. Lip tik. Turbūt, tikėkimės, kad nereiks nulipti. Nes nulipti būtų įdomiau. Dar. Čia matai, kad į šaknis specialiai padarytos užlipimui. Kopiam į Everestą. Į Everestą. Į Amazonės džiunglės. Kuisi pašerti. Kažkur reikia būti. Kažkai netradiciniais keliais. Žiūrėk, mes kirtom kelią. Kur toliau? Ten? A čia? Žiūrėk, kur mes turim būti. Palauk, kur tas mano. Va. Kur mes esam. Kažkur mes. Va čia turim atsidurti. Mums rodė pirmais pareit per aplinkui. Va čia. Ten keliu. Čia dabar kažkur mums reikės. Tai gal ten reikia bandyti? Gal ten išeiti. Bet kad... Ne, tas kelias veda. Čia, aš galvoju, kad mums reikia eiti pro ten. Tas kažkaip eina link ten, o mums reikia link ten. Pro Amazonę, su mergina. Вот она что. Tokia jau gradau. Gal saulėt. Jeigu įtakėlis reiškia kažkur išėsim. Ar niekur neišėti? Nu ką, gali niekur neišėti. Skambinsim Rasai, tai. Net išveiks, sakė, kad nikome dar nebuvo. Taip, kad nikap nebūtų. Sakysim, gelbėkit, nes miške pasiklydo.
atsiųsk lokaciją. Tai ten, prie to Montanero paplūdimio kažkur į viršų palipom. Tai aš visą gyvenimą laukiu. Bet mes taip drąsiai einam, belė kur į mišką. Paukšteliai čiulba, viskas bus gerai. Kojom žiūrėti irgi būtų gerai. Kažkas bus. Civilizacija, matau akmenis. Jeigu yra akmenis, į žmogas reiškia, arba netolies. Ypač prie to akmenų įda šiukšlių. Čia. Čia kaip pas mus praėjuras, aš mindės tokį. Čia kopas įsivaizduok ir. Gerai, biški džiunglių. Ne tik miestą. Einam paskardžiais. Ten iš tikro šviečia. Jis turėtų būti skardis nemažas. Ten tai jau jūra. Adrijos. Kas? Kaktusas. Ai, kaktusas. Reiktų gal namo parsivežti. Niek, per pirmą pasimatymą panašiai buvom paklydę. Įsibandėjai? Arba aš tave įsibandžiau. Nes mano mintis buvo ant tos atodangos. Čia irgi išlysim ant atodangos. Pertrauka. O čia bus vaizdelis. Varyk čia. Blue Laguna. Eina savo. Nu, atrodo, vis dėlto išlysėm į kažkokią civilizaciją. Šilta visai. Kaitin. Kaitina. Montenegro saulutė kaitina. Kažkaip pasirodė. O, tėtė. Jo. Oi, ką kaitin. Forts kažkoks gynybinis čia. Prie jūros. A, čia tai rasim. Ai, čia nieko nerasime. Tai mes gausim to keliu važiuojamąją dalim grįžti. Nebent nori lipti į apačią. Žinai, kad aš nulipčiau. Aš žinau, bet Tai geriau tokių geriau net nemėtik. aš bijau aukščio. Nes ne tam vietai tokia sužuminėlės. Aš bijau aukščio. Mes čia taip aukštai metras į viršų nepašoks kaip tu. Metrai strikt kaip zuikis. Nu, alyvuogių reikia paragauti ar žiūrėt kalnyje. O, kažkas gi ragavo Graikijoje alyvuogių. Lauk, tau nuskinsiu kokią skanesnę. Nėra. Ai, nėra dar. Nu gerai. Pasisekė tau. Mačiu, kaip čia, Artūrai. Čia. Skardžių miksų.
kur čia, kaip čia? Nice. Kažkas brolis ant patį kraštą. Fortas įtaisytas, bet kad čia ir tokios uolos, kas čia galėjo užpulti. Kažkai čia užlips į tą aukštį. Jo, gražuma. Čia ir pravaroma iki pati vata pakrantė. Aha. Bet čia vievai yra. Forte ir į grūdinių kultūrų, kad turėt maistą. Nu, grįžtam nuo forto link viešbučio. Čia kas čia yra lygmedžiai greičiausiai. Kiekviena šalis turi savo. Eik, jį. Grįs. Gruzija. Lietuvos mus nebus. Kyprus. Pro čia mes turėjome ateiti. Mes pro čia išeinam, nes ten sugalvojom, kad iš paplūdimio per kalną gal įlipti netyčia. Gavos įdomiau. Į bubą.